Sveikinu prisijungus, šiek tiek pagulėjus, atsipalaidavus gamtoje, pajaučiau kylantį įkvėpimą prisėsti, padaryti šį pasidalinimą iš tokios natūralios įkvėpimo energijos, nes iš tikrųjų pastaruoju metu vis mažiau norisi daryti tokių pasidalinimų ir orientuojasi šiek tiek į kitokius dalykus, kaip ir jau minėjau, į muziką, ir taip pat dabar peržvelgiu savo jau visas per daug metų parašytas žinutes, kurios dar nėra išleistos į knygą, tai ketinu irgi galbūt iki vasaros išleisti savo naują knygą ir tada orientuotis daugiau į angliško turinio kūrimą kartu su muzika, meditacijos muzika. Tai va, tokie dalykai pas mane dabar vyksta, tokie procesai. Ir aišku, kas liečia tarnystę lietuvių kalba, tai be abejo, kaip ir visada sakau, esu prieinamas asmeniniam sesijom, tai va, kada esame kartu gyvame kontakte, tada man lengva dalintis taip tikslingai, padėti išnarplioti įvairius mazgus pasąmonėje ir taip pat į ją įdiegti visus aktualius atnaujinimus iš aukštesnių sąmonės sluoksnių, vėlgi vardan aukščiausios gyvenimo kokybės patyrimo, sklandžioje sinchronizacijoje su pačia gyvenimo dvasia. Ir taip, ir apie tai ir noriu iš tikrųjų dabar pasidalinti ir priminti, kad mes ir esame gyvenimo dvasia. Mes nesame atskiri žmogeliukai, atskiros personos gyvenime. Mes iš tikrųjų ir esame beribis gyvenimas, patiriantis save per šitą kūną, šitą nuolat kintančią asmenybę ir taip toliau. Tai štai, tai vat pabudimas į šitą faktą ir svarbiausiai to pajautimą ir yra pagrindas, ant kurio keičiasi į gerą mūsų bendras patyrimas, kada mes nebetapatiname savęs su vėlgi asmeniu, kuris stengiasi jaustis gerai, kuris stengiasi būti laimingas, bet mes labiau pradedame save tapatinti su pačia gyvenimo palaima, tą beribę dievišką esaties palaimą, kuri tiesiog natūraliai laimina visą šitą žmogišką patyrimą ir įgalina tada tai išreikšti įvairiausiais nuostabiausiais būdais. Bet tam vėlgi mes turime skirti išskirtinio dėmesio, čia ir įeina dvasinė praktika, tokia ir yra dvasinės praktikos šerdis, tai vis atsitapatinti nuo tų visų idėjų, leisti savo protui išsikrauti, bet tai didžiąja dalim yra mūsų santykis su protu. Kartais mes sakome, kad ta kančių priežastis ir yra protas, kartais mes tą patį protą paverčiame blogiečiu. Ir tai tame galima matyti
dalinė tiesa, bet jeigu nėra tame tikslingumo, kad tai yra mūsų santykis su protu, tai tada taip, tai gali irgi vesti į dar gilesnius spastus ir klystkelius ir strigimus. Tai štai tai yra mūsų santykis su protu ir vėlgi, kas esame tie mes, kurie yra santykėje su protu, kas yra protas, tai yra aktualūs klausimai, į kuriuos mes dažniausiai, kurių mes net neužduodame savo ir vieni kitiems. Tai galima matyti, kad čia pats protas sąveikauja su protu, nes kas tai yra? Tai yra idėjos, mintis, sąveikaujančios su kitom idėjom ir mintimi. Ir galiausiai pamatome, kad tai yra vėlgi pats gyvenimas, sąveikaujantis su savimi, tyrinėjantis save, patyrinėjantis save. Ir protas yra priemonė, kūnas irgi yra kaip kanalas tam beribėm gyvenimo intelektui tyrinėti save. Ir čia į mūsų šitą kūną įeina tos sudėtingos smegenys, kurios per save gali praleidinėti įvairias mintis, to paties gyvenimo suvokimą, interpretavimą per kalbą, per atmintį ir taip toliau, projektavimą, vaizduotę. Tai čia viskas yra tiesiog skirtingi būdai, skirtingos priemonės, skirtingos funkcijos tai pačiai gyvenimo dvasiai tyrinėti save. Ir mes būdami tą gyvenimo dvasią, mes galime taip pat ir susitapatinti su tam tikrom idėjom, tam tikrais mąstymo šablonais. Ir tada jau gaunasi taip, kad mes kaip tam tikros jau sąlygotos, ribotos idėjos, pavyzdžiui, kad aš esu šitas asmuo, aš esu toks ir toks. Ir didžiąją dalim to toks ir toks mes įvardinam net nesąmoningai, tai susideda iš to viso sąlygojimo išmokto per gyvenimą, bet gaunasi, kad mes tada iš tos ribotos tapatybės sąveikaujam su visom kitom idėjom ir mintim. Ir tame taip, tada galime dažnai ir pasimesti ir patirti didelį svyravimą, konfliktiškumą. Tai štai, tai jeigu mes duodame savo erdvės irgi, taip išsirišti, taip pastebėti visas šitas netgi pamatinės aš esu idėjas, tada mes pradedame vis labiau ir labiau pabusti į tą, sakykime, tyrą protą. Kaip zen budistai sako, proto esencija yra tuštuma. Bet ta tuštuma yra iš tikrųjų pilna, vėlgi, tos gyvenimo dvasios. Toje tuštumoje, tame atsitraukime nuo visų minčių, atsitapatinime nuo tų visų minčių mes ir pajaučiame tai. Mes ir pajaučiam tada tą beribę, palaimingą gyvenimo dvasią, kurią iš tikrųjų ir esame. Vėl taip, tai yra vadinama dvasiniu pabudimu. Kada mes lyg nusiemame tos visus sakinius, tas visas kaukės personos, ir lieka tuščia erdvė. Tuščia erdvė vėlgi tom pačiom idėjom, nes tų idėjų šaltinis yra neapčiuopiamas tom pačiom idėjom. Todėl tas ego vadinamas niekada negali to apčiuopti ir jam tai atrodo kaip niekas, kaip neegzistuojantis dalykas, bet vien jo egzistavimas rodo, kad yra šaltinis, kuris yra didesnis už jį. Ir taip, ir tai mes galime patirti tiesiogiai, kada tiesiog pamatome, kad tai yra tik tais idėjos, kurias mes liudijame iš tos beribės, besąlyginės, belaikės erdvės, sąmonės nuovokos.
tyros nuovokos. Ir kada mes leidžiame savo viską patirti per tą tyrą nuovoką, per tą laisvą nuovoką, kuri pati yra laisva ir leidžia viskam laisvai plaukti per ją, tai tada niekas nėra problema. Jokia mintis, jokia idėja, joks išorinis triukšmas ar netgi kažkokie kūno pojūčiai nebėra problemos. Ir iš tikrųjų dažnai tai netgi yra malonus patyrimas, net ir būnant triukšme. Būnant, tarkim, kažkur gatvėje, mieste, aš irgi esu meditavęs tokiose labai tarytum triukšmingose vietose, bet kada aš visiškai savęs netapatinu su tuo asmeniu, kurį tarytum veikia, ten blaško, kažkaip dirgina tas triukšmas, kada aš stebiu viską ir savo pojūčius, ir tos garsus, ir mintis, tai tarytum antram plane, tai taip, tai tada netgi tas triukšmas pradeda jaustis vis labiau ir labiau kaip vientisas, harmoningas ošimas toje pačioje tyroje nuovokoje. Kaip muzika, kaip iš tikrųjų meno šedevras, kada mes pradedame viską patirti visumoj, neįsitraukus į tą visą analizavimą, detalizavimą, skaidimą, vėlgi ten tą visą teisimą, gerai, blogai, teisinga, neteisinga, turėtų būti, neturėtų būti. Tai tada mes pradedame viską patirti visumoj. Ir kada mes viską patiriame visumoj, taip, tai dažniausiai būna palaimingas ir gražus patyrimas, nepriklausomai kaip ta visuma reiškiasi. Tiek viduj, tiek išoriai. Ir labai naudinga, iš tikrųjų, taip kaip mes išoriai, tarytum klausomės gamtos garsų, kaip čiulba paukščiai, tai aš kviečiu taip pat žiūrėti ir į savo mintis, kad tos mintis, kurios pasireiškia mums, toje pačioje mūsų sąmonėje, irgi yra, tarytum, skirtingi, spontaniškai čiulbantis paukščiai. Ir mes galime tai ir priimti, taip paprastai, tas savo mintis. Kaip tiesiog garsą, kuris iš tikrųjų liudija, tas triukšmas kaip kontrastas iš tikrųjų gali veikti atvirkščiai, kaip komplimentavimas to stabilumo ir tos ramybės, kuri yra viso to šerdyje, kuri yra viso to šaltinis. Tas visas judėjimas, kurį liudijame, iš tikrųjų ir paliudija tą ramybę, iš kurios mes liudijame visą judėjimą. Ir tada taip pat mes realizuojam savo laisvą valią, nes mes vėlgi esame tą gyvenimo dvasia, tyrinėjanti save per beribę įvairovę, jos raiškų. Ir mes galime atsirinkti, vėlgi, kas mums jaučiasi prasminga, kurios mintis yra rezonansė su mūsų tos beribės, iš tikrųjų esybės, tos laisvos gyvenimo dvasios pojūčių, kuri tiesiog taip, kuri irgi turi tą giluminį troškimą. Taip, tyrinėti save, švęsti save, išreikšti save. Tada toje laisvėje mes ir pajaučiam savo tikrą valią, savo tikrą magnetinę gravitaciją su tom idėjom, su tom reikšmėm, kurios mums iš tikrųjų jaučiasi geriausiame susilygiavime su tuo, kaip mes ir norime savo širdių širdyje tyrinėti save. Ir tada mes sinchronizuojame su tuo, mes sinchronizuojame su savo irgi visais įrankiais, kuriuos turime, su savo technologijom ir dalinai su tuo susitapatinam. Bet irgi aš kviečiu labiau patirti tai, matyti tai kaip procesą, kad tu esi tas kūrybos procesas, tas tyrinėjimo procesas. O vėlgi ne tas kažkoks
atskiras limituotas asmuo, kuris tarytum eina per tą procesą, kuris tarytum turi ten ribotą laiką, ribotą energiją, ribotus kažkokius resursus ir taip toliau. Na ir taip, ir visą tai, ką mes darom, visą tai, su kuo sąveikaujam, tos pačios technologijos, tai ir yra atspindys mūsų santykio su savo protu. Ir kada mes pastebim kažką projektuojant į tas technologijas, turbūt daugumai tai yra pažįstama patirtis, kada mes įsitraukiame į tas visas technologijas, į tos visokius sudėtingus projektus, mokymasi, sistemas, tą visą sistemą, kai turim sąveikauti su sistema, kad mums kyla kažkoks erzulys, kad mes pradedame kažkokią neapykantą į tai projektuoti. Tarytum vėlgi, tai yra kažkokia nesąmonė, kažkoksai blogis, bet iš tikrųjų vėlgi pamatykime, kad tai, ką mes projektuojame į išorę, iš tikrųjų yra mumise. Ir tada į tas savo vidinės dalis, tas sudedamąsias savo dalis, mes galime pasiųsti daugiau impulso atleisti, susikurti daugiau atleidimo, susikurti daugiau taikos, susitaikymo su tais visais sudėtingais procesais, su tuo visų mokymosi procesu, ties kuriuo mes irgi didžioji dalis mūsų patyrėme įvairių traumų. Tai įnešti tada daugiau to sąmoningumo, laisvės, taikos į visą tai. Ir tada tas procesas irgi tampa vis sklandesnis ir sklandesnis. Visi tie procesai, kurie atrodė tokie sudėtingi, kartais net paralyžiuojantis, jie tampa irgi daug labiau takesni ir juose atsiranda vėlgi daugiau palaimos, daugiau mėgavimosi vėlgi to procesu, kada mes priimame tą procesą vėlgi iš tos besąlyginės, laisvos, amžinos, beribės būsenos, kuri yra natūrali mūsų būsena. Tai štai, tokia žinutė, jaučiu išbaigtumą ties tuo, tai pagrindas to ir yra santykis su savo protu ir per tai, kas mes iš tikrųjų esame. Jo pagrindas yra tapatybėje. Išsigryninti savo tapatybę. Ir iš tos tapatybės grynumo, kurį ir atrandame, būtent kada pradedame jausti palaimą, laisvę, taiką. Tai čia yra indikacijos, kad mes jau bundame tame. Ir tada iš tos erdvės kurkime sąmoningą santykį su visom iškylančiom idėjom, mintim, sąlygom. Kaip tai, kas jau yra tobuloje laisvėje, tobuloje laimėje.
Bet ačiū labai, kad perklausėjai šį jau gan ilgesnį pasidalinimą. Ir taip, ir kviečiu pasižiūrėti taip pat informacijos skiltyje nuorodom, pasižiūrėti nuorodas, kuriom pasidalinau. Tenais aš pasidalinau įvairiais dalykais, kaip mane galima paremti, kaip galima kartu bendradarbiauti. Taip pat yra nuorodas į mano muziką. Tai štai, tai ačiū labai už viską. Kviečiu toliau sekti naujienas. Taip pat irgi palaikinti šį įrašą, jeigu patiko, galbūt pasidalinti, subscribinti. Vėlgi, visi šitie dalykai padeda skleisti šią žinutę ir taip, vieni kitiems labiau pasitarnauti. Tad ačiū labai ir iki.